Ketvirtąją ekspedicijos Baltoskandija 2016 dieną įvyko Lietuvos geografijų draugijos inicijuotas susitikimas Liubeko senamiestyje. Bendruomenė, besirūpinanti Liubeko gyventojus, įsikūrė prieš daugiau nei 225 metus ir vienija virš 2000 narių. Jų dabartinė vadovė Antje Peterskirt pasakojo, kad šiuo metu jie yra įkūrę 20 meno mokyklų, chorų, kitų institucijų, 36 paramos fondus, kas savaitę mieste rengia vis kitos srities profesionalo paskaitas bei remia socialiai pažeidžiamas grupes. Diskusijos Liubeke metu literatūros ir kultūros mokslų daktaras Manfredas Eichholteris pasakojo, kad lietuviai ir vokiečiai susiduria su panašiomis problemomis. Jo teigimu, griuvus Berlyno sienai, rytų Vokietijos gyventojai, taip pat kaip ir lietuviai po okupacijų, turėjo prisitaikyti ir ieškoti naujo identiteto bei tikslų. Žymiai daugiau yra bendrų problemų ir iššūkių ir didelėm ir mažom tautom, negu kad galima įsivaizduoti. Ir sutikome, kad reikia žinoti praeitį, reikia gerbti savo praeitį, bet 21 amžiuje reikia ieškoti naujų identiteto formų. Ir tos problemos yra bendros ir vokiečiam, ir lietuviam. Ketvirtoji ekspedicijos konferencija rugpjūčio 4 dieną įvyko Kopenhagos universitete. Čia Karališkosios Danų geografijos draugijos generalinis sekretorius Sorenas Kristensenas dalijosi patirtimi apie jūrinės valstybės teritorijų planavimo principus bei karalienės Margaretos II globojamus Karališkosios Danų geografijos draugijos veiklą. Danijoje, Kopenhagoje, kada lankėmės geografijos institute, turėjom garbės aplankyti nedidelį, bet labai gražų muziejų, Karališkosios Danų draugijos, geografų draugijos muziejų, ir dar maloniai nustebino didžiulis, gražus Beringo medalis. Tai tada supratome, kad jeigu 2018 metais, kada planuojame įveikti Beringo sąsiaurį, mums tai pavyks padaryti, atsiras progos, kad apsilankysime pas Danus dar kartą.